Sveiki visi, esu Tomas Blažauskas ir šiandien aš pratęsiu video apie programavimo magiją, programavimo galvosūkius arba kitaip programavimo golfą. Ir šį kartą bus toks magiškas video, nes aš kalbėsiu apie magiškasias formulės. Kartais mums reikia labai daug programuoti, kad pasiektum tam tikrus rezultatus. Ir kartais paaiškėja, jog vietoj daugybės programavimo mums pakanka panaudoti tiesiog tam tikrą keistą formulę, kuri atrodo tarsi magiška formulė. Tai tarsi sidabrinė kulka, kuri yra skirta nušauti vilkolakiui. Taip, įvairiuose golfo uždaviniuose mes galime mėginti atrasti magiškasias formulės. Ir šį kartą apie magiškųjų formulių paiešką ir kūrimą aš papasakosiu kalbėdamas apie Hanojaus bokštų uždavinį. Daugelis iš jūsų žinote šį uždavinį, tai yra mes turime diskus užmautus ant vieno stulpo ir juos reikia perkelti ant kažkurio tai kito stulpo. Paprastai tai reikia perkelti iš pirmo stulpo visus diskus ant trečio stulpo, taip, kad mes neužkeltume nei karto didesnio disko ant mažesnio. Kilnojimas parodytas štai šitoje vietoje. Ir tai yra klasikinis uždavinys, kuris yra parodomas kaip spręsti, kai kalbama apie rekursiją. Štai vienas iš šito uždavinio sprendimo būdų, rekursinis būdas. Aš nepasakosiu, kaip jisai veikia, galite rasti daugybėje šaltinių. Ir esmė ta, kad rekursiniu būdu, kilnojant nuo vieno stulpo ant kito, mes gauname visą seką, kaip perkelti diskus nuo pirmo stulpo ant trečio, nepažeidžiant taisyklių. Kodas atrodo ir taip neypatingai didelis, tačiau mes pamėginsime jį sutrumpinti, suminimizuoti, pasinaudodami magiškam formulėm. Mėgindami suminimizuoti, mes atsisakysime rekursijos. Ir į šitą uždavinį pažvelgsime iš kito šono. Jeigu čia sprendžiame, kaip paimti ir perdėlioti diskus tarp stulpų, kad gautumėm reikiamą rezultatą, tai mes pasižiūrėkime į šitą uždavinį kaip į štai šitos sekos generavimą. Ir šiuo atveju turim dvi sekas. Vieną seką tai nuo kurio stulpo paimam diską ir kitą seką, ant kurios stulpo uždedame diską. Tai uždavinys supaprastėja iki to, kad reikia paimti ir sugeneruoti šitas dvi sekas. Ir dabar mūsų uždavinio sprendimo forma bus tokia. Kažkas tokio. Mums čia rodo klaidas, kadangi formulė 1 ir formulė 2 nėra teisingi Pythono dalykai, o vietoj jų mums reikės įstatyti kažkokias tai konkrečias formulės. Tai dabar kaip rasti tą formulę, kuri generuoja pirmą ir antrą seką? Vienas iš būdų tai yra nagrinėti šaltinius ir šį kartą prisiminkim mūsų tą pačią Wikipediją. Čia yra daug visko prirašyta, kaip tą uždavinį galima spręsti, tačiau kažkur žemai mes randame keletą formulių. Matote, netgi pateikti du variantai, kaip galima sugeneruoti tokias sekas. Tai mes ir paimame, įstatome į formulę 1 štai šitą dalyką, o į formulę 2 štai šitą. Tik tiek, kad dar reikės pridėti 1, nes čia generuojama seka nuo 0 iki 2, o pas mus stulpai numeruojasi nuo 1 iki 3. Tai šitą ištrinu ir iš karto atidariau jau variantą su įstatytomis formulėmis.
Tai kaip matote, štai šitas variantas ir šitas variantas yra sudėti čia. Tik, kaip sakiau, pridedam vieną, kad būtų kitokia numeracija. Galime paimti ir paleisti. Na ir matote, mums sudeda visą seką. Seka yra teisinga, šią patikrinau. Dar galime šiek tiek suminimizuoti, paimdami ir pakeisdami ciklą. Pradėsime nuo 0 iki 511. Ir dabar reikia formulę šiek tiek pakeisti, kadangi pradedam ne nuo vieneto. Ir dabar mums jau vėl viskas turėtų veikti gerai. Taip, ir kodas tuo pačiu yra 2 baitais trumpesnis. Taigi, matote, panaudojom magišką formulę ir gavome tokį sudėtingą uždavinį paprastą sprendimą. Jums gali kilti klausimas, gerai, bet kaip tokias formulės apskritai atrasti? Juk turbūt ne kiekvieną kartą mes rasime kažkur Wikipedijoje ar kitam šaltinyje gatavą formulę. O net jeigu randame gatavą formulę, tai nebūtinai ta formulė bus pati trumpiausia. Tai mes dabar ką pamėginsim, tai ir pamėginsime rasti dar trumpesnę formulę. Ir čia mums padės toks įrankis, kuris leidžia brute-forcinti arba perrinkinėti formulės. Tai kitaip sakant, mes paimsime ir bandysime automatizuotų būdų surasti štai šitą formulę. Tas įrankis yra P-Search, irgi sukurtas vieno iš tokio golfisto Lino. Tik atidarius GitHub repozitoriją mes randame pavyzdį, kaip naudoti. Ir esmė yra ta, kad reikia parsisiųsti šitą kodą. Galime tiesiog parsisiųsti archyvą, išsiarchyvuoti ir naudoti. Šitas įrankis parašytas Rust kalba. Na, o tam, kad sukonfigūruoti, ką mes norime brute-forcinti, reikia pakeisti params.rs failą. Čia įdėtas tas pavyzdys, kur matėte pačioj pradžioj. Ir ką dabar šitas parametrų failas turi, tai jis turi įvestis ir tikslą. O tarp įvesties ir tikslo yra ta formulė, kurią reikia atrasti. Tai ką mums reikia padaryti? Reikia į įvestį pas mus susidėti visus i, o į goal, į tikslą, mums reikia susidėti visas reikšmes iš pirmos, o paskui ir antros sekos. Tai dabar, kad paimti ir pasidaryti visus reikalingus dalykus, aš pasidariau nedidelę programėlę, kur pirmas ciklas išveda indeksus, antras ciklas išveda pirmą seką, o trečias ciklas išveda antrą seką. Aš paimu ir paleidžiu ir gaunu visus šitos dalykus. Dabar aš atsidarysiu params.rs failą programavimo aplinkoje ir sudėsiu šitas sekas. Štai čia tas pats params.rs failas. Taip, dabar čia galime pavadinti savo kintamąjį, pas mus jis yra M. Taip, ir čia įsiklijuosiu indeksų seką. Į tikslą įsidėsiu pirmą seką. Ir beveik viskas. Čia yra dar keletas kitų dalykėlių, ką reikėtų žinoti. Visų pirma, tai ieškomas formulės ilgis. Tai čia pas mus bus turbūt nedaugiau negu 14 simbolių. Minimalus kešas padarysim 9. O čia kokie bus formulėje skaičiai. Na, kadangi pas mus yra stulpai 3, aš paliksiu tik tai 3.
Galime tą patį rezultatą pasiekti ir pakeičiant max literal, tai tuomet tiesiog perrinkinės visus skaičius. Čia yra operacijos, kurios dalyvauja formulėje ir unarinės operacijos. Ir kaip ir viskas. Mes dabar galime paimti, išsaugoti šitą dalyką ir pamėginti surasti pirmąją formulę. Štai čia yra ta komanda, kurią mes paleidžiame. Ir dabar mums atlieka perrinkimą. Ir matote, mums rado visą eilę formulių. Gerai, pasiėmėm kurią nors formulę, kuri iš akies atrodo trumpesnė. Ir pasižiūrime, ar veikia. Taip, pasidubliuojame. Štai šitą. Ir pažiūrime, kaip šita formulė. Tai kaip matote, radome visiškai kitokią formulę, tačiau dėja jinai yra tokio pat dydžio. Na, bet kuriuo atveju galime paimti, pasimėginti ir pasižiūrėti, ar jinai veikia teisingai. Na ir įgudus į akis pamatys, kad formulė tikrai veikia teisingai. Tai va, tai šitos formulės mums nepavyko rasti trumpesnės, bet pasižiūrim, gal pavyks rasti štai antros sekos formulę trumpesnė. Tai darome lygiai tą patį, paimame, susigeneruojame indeksus ir pačią seką. Indeksai yra tie patys, tai man reikia tik pakeisti seką. Nusikopijuoju seką, įsidedu, gerai. Pabandom paieškoti antros sekos. Vėl atrado mums keletą variantų ir žiūrime, galbūt ir atradome kažką tai trumpiau. Iš akies nusikopijuoja formulę, kuri atrodo trumpesnė. Ir pasilyginu su ta formulė, kuri yra štai pas mus. O, matote, PSearch atrado 2 baitais, 2 simboliais trumpesnę formulę. Įsidedam ją štai čia. Ir dabar galime pabandyti paleisti. Vėlgi matome, kad generuojama yra teisinga seka. Vadinasi, turime štai šitą variantą. Tai taip yra ieškomos tos magiškos formulės. Tokių uždavinių, kur yra įvairios sekos ir kur galime rasti kažkokius tai dėsningumus, yra tikrai labai daug. Ir tuo pačiu daugybė uždavinių, kur mes galime surasti ir pritaikyti magiją. Ar šitas sprendimas yra pats trumpiausias? Aš nežinau, bet turbūt ne. Jūs galite paimti ir pamėginti surasti trumpesnį variantą. Ir jeigu norite, galite paimti šitą uždavinį įveikti mūsų OpenKTU Edu platformoje. Čia kur neformalus ugdymas, programavimo mokymai, programavimo pamokėlis 3 lygis ir iššūkis suprogramuok trumpiau. Čia jūs surasite Hanojaus bokštai, kur galite pamėginti išspręsti štai šitą uždavinį ir rasti galbūt dar neatrastą trumpesnį sprendimą. Tai tiek šį kartą, iki kitų video.